Sveiki, aš esu Kristina Raulinaitė, Daravet Lazdynų gyvūnų ligoninės vadovė ir Naujų šeimininkų klubo ekspertė. Naujų šeimininkų klubas yra iniciatyva, kuri vienyje tiek ekspertus, tiek naujų šeimininkų augintinius, siekiant jums suteikti daugiau informacijos, atsakyti į visus rūpimus klausimus ir naujo augintinio apsigyvenimą jūsų namuose paversti tik tai džiaugsmu. Kviečiame prisijungti. Tikriausiai mes visi norime savo augintiniam užtikrinti maksimalų sveikatingumą, ilgaamžiškumą, ar ne, ir užtikrinti tai, jog gyvūnas nepatirtų jokių ligų, jokių streso, jokio ir skausmo. Tikriausiai pats geriausias būdas, kaip apsaugoti jūsų gyvūną nuo ligų, yra prevencija. Prevencija yra labai platus terminas, apimanti labai daug veiksnių ir labai daug dalykų. Prevencija gali būti ir tinkama mityba, prevencija gali būti ir tinkamas gyvūno aktyvumas, prevencija gali būti tinkamas gyvūno svoris, apie ką mes dažnai pamirštame. Prevencija gali būti apsaugos nuo išorės ir vidaus parazitų naudojimas, prevencija gali būti reguliarus apsilankymas pas veterinarijos gydytoją ir tyrimo atlikimas. Tad visa ši priemonių visuma, ta prevencija, mums sukuria tokią terpę, kurioje jūsų gyvūnui yra mažiausia rizika pasireikšti ir ligom. O jeigu tos ligos pasireiškia, kas irgi gali būti, prevencinės priemonės mums padeda tas ligas nustatyti laiku ir išgydyti sėkmingai. Naminiams gyvūnams tikrai reikia kraujo tyrimų. Taip kaip jie atliekami man, jum ir visiems aplinkiniam, taip jie atliekami ir gyvūnam. Gyvūnai turi praktiškai tokius pačius kraujo tyrimus kaip ir mes žmonės. Gyvūnam gali būti atliekami bendrieji kraujo tyrimai, vadinami morfologiniai, tačiau gali būti atliekami specifiniai arba biocheminiai kraujo tyrimai, parodantis labai konkretaus organo veiklą, kaip pavyzdys inkstų, kepenų, netgi skydliaukės. Gyvūnam yra atliekami netgi tokie tyrimai, kaip pavyzdžiui šunim yra kaip ir jum, kaip ir man tyriamas C-reaktyvus baltymas, parodantis uždegimą. Tad kraujo tyrimai yra neatsiejama diagnostikos dalis, aš savo darbo negalėčiau be jų įsivaizduoti, jie padeda diagnozuoti, padeda nustatyti ligas, padeda sekti progresą, kaip mes su jomis tvarkomės. Tai taip, kraujo tyrimai yra tiesiog būtina gydymo ir diagnostikos dalis. Prevenciniai tyrimai yra pakankamai individualūs priklausomai nuo gyvūno amžiaus, tačiau dažniausiai prevencinius tyrimus mes kalbame apie kraujo tyrimus, mes kalbame apie ultragarsinį pilvo organų tyrimą, parodantį, kaip mūsų organai pilve atrodo, kokie jie yra struktūriškai, ir kalbame apie kardiologo apžiūrą, tai yra širdies tyrimus. Priklausomai nuo gyvūno amžiaus arba nuo gretutinių susirgimų gali kisti tie tyrimai. Tačiau prevenciniai tyrimai yra pakankamai platus, kad mes galėtume pamatyti pokyčius čia ir dabar jau esančius, ar ne? Prevenciniai tyrimai gali būti netgi komplektuojami tam tikrus paketus. Tikrai galite matyti ir rasti, kad yra gyvūnų sveikatos planai, sveikatos paketai. Tai tie paketai yra sukurti būtent tam, kad būtų optimalūs prevenciniai tyrimai ir kad būtų sutaupoma šiek tiek jūsų lėšų. Veterinariniai medicinoje labai ilgą laiką šeimos gydytojas arba bendrosios praktikos gydytojas buvo labai populiarus. Labai ilgai mes tik tokius gydytojus, veterinarijos gydytojus ir turėjom. Šiuo metu veterinarijai žengiant tokius žingsnius į priekį, taip sparčiai tobulėjant, vis daugiau veterinarijos gydytojų specializuojasi, renkasi specializacijas, tai yra sritį, kurioje dirba. Tačiau bendrosios praktikos gydytojai arba šeimos gydytojai yra tiesiog neatsiejama veterinarinės bendruomenės ir veterinarinės praktikos dalis. Mano manymu, augintinis turėtų turėti šeimos gydytoją, kuris geriausiai jį pažįsta, kuris žino visą jo ligos istoriją, nuolat jį stebi ir reikalui esant toks gydytojas nukreipia pas gydytojo specialistą. Na, o šeimos gydytojai Daravet sukurtame naujų šeimininkų klube egzistuoja. Kiekvienas mūsų naujų šeimininkų klubo narys turi savo šeimos gydytoją, kuris rūpinasi jo augintiniu, geriausiai jį pažįsta, duoda labai svarių patarimų ir padeda ištikus problemai. Jeigu turite naują augintinį, labai kviečiu prisijungti naujų šeimininkų klubą ir turėti savo augintinio šeimos gydytoją. Gyvūnai gali sirgti.
sirgti sloga, gyvūnai gali sirgti labai daug ligų, kuriomis sergame ir mes. Jos gali turėti kitokią eigą, jos gali turėti šiek tiek kitokią išraišką, tačiau ligos gali būti panašios. Gyvūnam taip pat kaip ir mums lūžta kaulai, gyvūnai taip pat patiria sumušimus, gyvūnai taip pat turi širdies problemas. Tai taip, gyvūnai gali sirgti ir sloga ir tai yra pakankamai svarus sutrikimas, kurį būtina gydyti. Reikėtų, manyčiau, praplėsti šiek tiek matymo lauką, pasidomėti, kuo gyvūnai gali sirgti, nes tų ligų bendrų taškų, kuriomis serga mes ir gyvūnai, tikrai yra daug. Tačiau yra ligos, kurios yra perdodamos iš gyvūnų žmonėm. Tai yra vadinamos zoonozės. Tikriausiai kiekvienas žinomiausia zoonozė tai yra pasiutligė, tai tokios ligos irgi egzistuoja. Koronavirusu, kaip virusu gali užsikrėsti katės, tačiau tuo koronavirusu, kuriuo sergame mes, nėra tokių įrodymų. Gydymas yra priklausomai nuo gyvūno būklės, priklausomai nuo formos ligos. Labai svarbi yra diagnostika, tinkama priežiūra, tinkamas gydymas. Tad jeigu turit nors menkiausią įtarimą, kad jūsų gyvūnas gali sirgti koronavirusu, būtinai kreipkitės nedelsiant į veterinarijos gydytoją ir kuo greičiau ieškokite atsakymų ir pagalbos. Taip, tai gali būti įvairi problema, tai gali būti elgsenos problema, tai gali būti ir liga, tai gali būti alergijų išraiška, tai gali būti odos reakcijų, įvairių odos ligų išraiška, tai gali būti net ir neurologinių problemų išraiška, ypatingai kaklo srities kasimasis. Tai kasimasis mums duoda labai daug informacijos, aš manyčiau, ir matydami, kad jūsų gyvūnas pasikasa ne retkarčiais, o kad tai tampa pakankamai didelė eskaluojama problema ir įpročių, aš siūlyčiau nelaukti ir kreiptis konsultacijai pas veterinarijos gydytoją ir išsiaiškinti, kas tai sukelia.